Taip. Klausau. Kas čia? Atgavom teisės. Ir? Ir įsivaizduok, padarom geriausią komandą. Ir ko iš manęs nori? Pirmą įkalbam mano brolį prisidėti, po to žiūrim, ko dar reikės. Ir viskas? Koks? Ne, tai aišku reikės biudžeto varžybom. O dizelis kada bus? Ne, sakau, rimtas reikalas, ne kiekvieną kartą prašau paslaugos. Man reikia pagalvoti, padaryti porą skambučių. Tai suskambinti. Gerai, pagalvok. Varau į garažą tada. Sėkmės. Ignas yra tas žmogus, kuriam galėčiau patikėti visus darbus, nežinočiau, kad jie bus padaryti gerai ir svarbiausia, jie bus padaryti. Norbert, o tai kada dizelis? Nu jo, bet jis yra ir priežastis, dėl ko dizelis nėra surinktas. Bet iš tikrųjų ta priežastis yra ta, kad jis sugalvojo atsinaujinti savo V8. Čia yra mano senasis chuliganas, kurį visiškai perdarome 2015 metam. Didžiausias modas, kurį darome, tai yra montuojame turbiną, ypač neįprastoje vietoje, tai yra automobilio gale, kad palaikyti svorio balansą tarp priekio ir galo. Taip pat atsisakome originalaus skydelio, naudosime planšetinį kompiuterį, visiškai perdaryta kuro sistema, kuri bus pajėgi iki 1000 arklio galių. Manau, galima žiūrovus supažinti ir su tuo, kad turime aplink garažą. Tai per tokį ilgą laiko tarpą įsigijome ir naujų žaislų. Tai visų pirma, norėčiau pradėti nuo brolio Merso, su kuriuo jis žada užsiiminėti street racingu. Tai čia yra mano savaitgalinis automobilis, Mercedes E klasė. Turi variklį V8 4.3 litro su kompresorium Kryman tuningo Danijos. Ir gamina jis apie 450 arklio galių ir 800 Newton. Toliau kieme turim Passatą, irgi Igno, bet nevažiuoja, todėl aš sugalvojau jį naudoti pagal jo tikrą paskirtį - sandėliukas. Laikau čia savo dizelio dalis, sparnai, bamperiai, provoti ir taip toliau. Toliau. Čia slaptas projektas. Norbert, kada tas dizelis? Toliau mano mylimas chuliganas. Daug modų jau yra padarytų, tačiau žadam šiam sezonui dar daug naujų atnaujinimų, nauja spalva, perrinktas variklis, juos Ignas kažkaip sugebės spėti. Palabiškai dabar nefilmuojam, skambina man, padarysim iš naujo čia. Norbert? Yra pasiūlymas. Atvažiuok, padėtum. Ai, filmuoji, iš tikrųjų čia, tai gavau skambutį, rimtai nefilmuok, tagi, netidėsiu šito susitikimo, žiauriai svarbus. Į mašiną. Nu, pasakok. Žodžiu, jie nori, kad laidą padarytum. Gerai? Apie driftą. Dar geriau, easy iš vis. Juokauju. Jie klausia, kada dizelis bus. Kažkaip ir nesąmonė. Sakai suprast. Dizelis laida, kas?